Yra toks žodis – naratyvas. Žodis naujas ir jo tikrai nevartojo mūsų močiutės. Šio naujadaro prasmė labai paprasta. Naratyvas lietuviškai būtų tiesiog pasakojimas. Vilniaus universiteto kalbininkas docentas Antanas Smetona, atsakydamas į radijo žurnalistų klausimą, ar ir kada verta pasitelkti terminą naratyvas, nedaugiažodžiavo ir tiesiai rėžė. Naratyvas – tarptautinis žodis, dažniau vartojamas mokslininkų reiškiantis paprasčiausią pasakojimą. Kodėl mokslininkai taip šneka, negaliu pasakyti, gal mano, mandriau pašnekėję, protingesnė atrodys. Kita vertus, kiekvienas mokslas turi savo terminiją, su kuria nesusipažinusiems nebūtina visą tai suprasti. Toks paaiškimas iš esmės ganėtinai tikslus ir taiklus, ir ironija irgi vietoje. Vis dėlto atkreipiu jūsų dėmesį į paskutinį Smetonos sakinį, su kuriuo sutikti nenorėčiau. Pakartosiu. Kiekvienas mokslas turi savo terminiją, su kuria nesusipažinusiems ir nebūtina visą tai suprasti. Tikrai ne kiekviena terminija turi gulėti mūsų galvose. Vis dėlto norint jaukiau jaustis politinių sprendimų aptarime ir geriau žvelgti, kaip ir kas stumia jūs jam, bet nebūtinai jums naudingo sprendimo link, terminas naratyvas tikrai pravers. Naratyvas yra tas kabliukas, kurio jūs gaudo, tad gebėkite jį pamatyti. Politinis naratyvas dažniausiai yra savotiškas pasakojimas anapus pasakojimo. Esminė minties gija, kuri galiausiai nusėda mūsų galvose ir lemia sprendimus ir paradoksaliai itin dažnai labai nenaudingi mums patiems. Kodėl taip keistai elgiamės? Ogi todėl, kad neatpažįstame pasakojime slypinčių naratyvų, kurie kartojami šimtus kartų mums pradeda atrodyti, tiesiog triviali tiesa. Ir va, kodėl ieškoti naratyvų politikų kalbose be vaidinamųjų ekspertų žargone labai įdomu ir tikrai naudinga. Jeigu skaitysite mano blogą, kuris jau po keleto savaičių pradės gyventi interneto platybėse, galėsite kartu su manim ieškoti to ir kito politinio pasakojimo logikos. Ypatingai įdomu būtų kartu svarstyti, o kur mus veda ta ir kita pasakojimo gija. Galėsim kokius konkursus daryti. O dabar konkretus įkyriai peršamas sėkmingos Lietuvos naratyvo pavyzdys. Šios savaitės pavyzdys. Pabrėžiu iš karto. Tikrai manau, kad pastarųjų 30 mečių Lietuva yra didelės sėkmės istorija. Tiesa, ta sėkmė aplankė tikrai ne visus ir norint apie ją kalbėti sąžiningai, teks daug rašalo sunaudoti. Ir gal net ašarų. Šiandien mano tikslas kitas. Vakar ypatingai savim besižavintis ir matyt todėl vis pilkesnis ir nuobodesnis LRT LT portalas paskelbė, kad čia yra straipsnio pavadinimas. Taip gerai dar negyvenome, nuo įstojimo Europos Sąjungą pensijos ir atlyginimai augo 5 kartų. Ekspertinis ekonomisto vertinimas būtų labai atsargus ir jis suprastų, kad nominalia verte, kitaip sakant skaitinė išraiška, gyventojų pajamos labai padidėjo. 5 kartų, kaip sako. Tačiau jam taip pat būtų aišku, kad tokie nominalų skaičiai nieko nesako apie tikrą gyvenimo lygio prieaugį. Priešingai, 5 kartų išaugus gyventojų pajamoms įmanomas ir toks variantas, kad gyvenimo lygis per tą laiką sumenko 5 kartus. Tiesiog, jeigu infliacija išaugo 10 kartų. Taigi jos pabrėžtinai propagandinis pavadimas nukreiptas į sukrečiančiai patiklią auditoriją, kuri nėra nieko girdėjusi apie nomelius ir realius dydžius. Negirdėjote ir jūs? Patinka tai ar ne, tai yra esminiai ekonominiai rodikliai, kurie ir leistų adekvačiau įvertinti situaciją. Nominalūs dydžiai, algos, pensijos ar palūkanos gilesnę prasmę įgauna tik tada, kai virsta realiais dydžiais. Kitaip sakant, jiems taikoma ta pati matavimo skalė. Kalbant paprasčiau, realiosios pajamos yra per tam tikrą laiką gautos pajamos, išreikštos prekių ir paslaugų, kurių už jas tuo metu konkrečių galima įsigyti kiekiu. Jos parodo žmogaus perkamąją galią ir jos pokyčius kintant prekių kainoms. Gyventojų realiosios pajamos tikrai yra vienas svarbiausių gyvenimo lygio rodiklių ir žinant jų pokytį jau būtų galima pradėti svarstyti, kiek iš tiesų padidėjo algos ir pensijos. Pabrėšiu, tai būtų tik svarstymo pradžia, kuri dar privalėtų būti aptariama daugeliu kitų pjūvių. Tarkime, mokestinės naštos įvairioms gyventojų grupėms pasiskirstimu. Svarbu ir tai, kad gyventojų realiųjų pajamų augimas, kitaip sakant, jų galimybė įsigyti daugiau prekių ir paslaugų priklauso ne tik nuo nominaliųjų pajamų, kuriomis operuojame šitame, tokiam labai neprofesionaliam tekste.
Realiosios pajamos apima ir gaunamas nemokamas paslaugas ir kitas natūrinės paslaugos. Siaurėjant galimybėj nemokamai apsilankyti pas gydytojus specialistus ar, pavyzdžiui, nemokamai gauti aukštesnės kokybės švietimo paslaugų, kurios vis dažniau pereina į privatų sektorių ir ten yra labai brangios, realios pajamos mažėja. Išvada. LRT LT straipsnio pavadinimas, beje, ir visas turinys yra lėkšta propagandinė žinutė. Tai yra lėkšta propaganda. Tiesa, tai žinutė, kurianti labai pavojingą sėkmės naratyvą. Galite paprieštarauti, kokius pavojus galėtų kurti sėkmės naratyvas. Intelektualiai nevalyvame žurnalistės su mestuke skelbiama, kad nuo įstojimo į ES įmonių skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei 3 kartų. Nuo beveik 29 tūkstančių iki 95 tūkstančių. Atrodo labai gerai. Va čia jums konkretus pavyzdys, kaip sugauti. Reikia suprasti, kad va kaip puiku. Vis dėlto, ką iš ties rodo šitie skaičiai? Rimti ekspertiniai vertinimai, ne tie, kurios pasitelkia žurnalistė, o tikrai rimtos tarptautinių institucijų analizės, konkrečiai eina kalba apie Pasaulio banką, rodo, kad tas augantis įmonių skaičius yra dirbtinis. Dar 2011 metais Seime priimtos pelno mokesčio įstatymo pataisos labai mažoms įmonėms, kurių metinė apyvarta nesiekia 300 tūkstančių eurų, vietoj 15% pelno mokesčio tarifo leido mokėti 3 kart mažiau, 5 procentus. Ir ši paskata galiausiai lėmė, kad įmonės vietoj to, kad augtų, pradėjo skaidytis. Pasiekė lengvatinio apmokestinimo apyvartos ribą, kurią peržengus 5 procentų pelno mokesčio tarifas virsdavo 3 kart didesniu, įmonių akcininkai įsteigdavo kitą įmonę. Dabar tą patį verslą plėtodavo 2 tų pačių akcininkų įsteigti juridiniai asmenys ir abu naudojasi lengvata. Procedūrą galima tęsti be galo. Biudžetas pinigų negaudavo. Tiesa, 18 metais ši landa buvo sugauta ir uždaryta. Bet tada lengvatinio pelno mokesčio ribos pradėta vengti nedeklaruojant didesnės nei 300 tūkstančių eurų apyvartos. Praleisiu visą eilę detalių ir paminėsiu tik tą, kurį svarbiausia pasakojame apie kažkokią esą stulbinamą Lietuvos sėkmę. Įmonių sangrūda ties 300 tūkstančių eurų apyvartos riba ir pasakoja apie didelį įmonių kiekį ir menkstančias biudžeto lėšas tuo pačiu. Tiesiai kalbant, įmonių gausa esamoje situacijoje slepia ir aukščiau minėtas galimybės padidinti gyventojų realias pajamas gaunant nemokamų valstybės paslaugų. Taigi, kuo daugiau tokių susitelkus įmonių, tuo mažiau jums bus nemokamos sveikatos apsaugos. Komiška detalė. Pasaulio banko mokesčio ekspertams atlikus Lietuvos mokestinės aplinkos tyrimą, valstybinė duomenų agentūra savo informacinėme stende Vilniuje Gedimino prospekte iškabino grafiką, vizualizuojantį šią lietuvišką įmonių susigrūdusių ties 300 tūkstančių eurų apyvartos riba anomaliją. Tai nepatiko tokiam finansų viceministrui Mindaugui Litvinskui. Apie tai aš dar darysiu didelį įrašą. Ir jis paliepė grafiką pašalinti. Viršininkas liepė, nepatiko skaičiai. Kaip suprantate, tai kertasi su Litvinsku sėkmingos Lietuvos naratyvu, ar ne? Galima tęsti ir tęsti. Sagaitytės tekstas čia žurnalistė, tiesiog prikamšytas neįrodomų ir nieko nesakančių faktų. Tad nenori kyla klausimas, ar jį pati supranta, ką rašo. Galimi keli atsakymai. Redaktoriai liepė parašyti tą Lietuvos sėkmės istoriją Europos Sąjungą. Jei ta sėkmės istorija nelabai įdomi. Ji daug negalvojus, galvot užima laiko, dar ten skaityti reikia galvoti, čia sunku. Pagal nuobodų šabloną sumetė tekstą su keliom lentelėm be paaiškinimo ir po to paskambino 2-3 lyg ir klausimo ekspertams, atsakinėja neaišku ką, į mums kažkokius nežinomus klausimus. Gal klausia apie tą pačią sėkmę, o gal apie blogus politikus, kurie nuo prelegentės iš ISM profesorės Virginijos Poškutės viską su neefektyviu viešuoju sektoriumi ir stabdo. Ypatingai išskirčiau šitos sėkmės ekspertės išimtinai originalią idėją, kad, jos citata, jeigu būtų daugiau ūkiškumo, pasitelkimo kompetencijų, konsultuojamasi ne tiek su politikais, kiek su specialistais, turbūt galėtume turėti ir geresnius rezultatus. Kas tie specialistai turi sukonsultuotis? Su kuo turit, kas turi su tais specialistais konsultuotis? Tekstas nutyli. Aišku viena, kažkam negalima su politikais konsultuotis, nes jie pagal apibrėžimą negali būti specialistai. Nežinau, ar ISM moko logikos, bet jų profesorio su logika problemų turi didelių. Kas Poškutės ir Sagaitytės pasaulyje viską valdo ir konsultuojasi ne su tuo, su ko reikia, neaišku.
Tarp eilučių profesorės komentare suskamba dar vienas lietuviškas naratyvas. Viešasis sektorius neefektyvus ir neūkiškas, daugiau atsakomybės galėtų būti tvarkantis švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos rytise. Tai jau už kapeikas tvarkosi, ne taip kaip jūs ISM. Tai galiu pridurti, kokie profesoriai, tokie ir naratyvai. Konkrečiu atveju tie naratyvai neprofesionalūs, bet labai pagaulus, ar ne? Kodėl visa tai taip svarbu? Klausydamasi tokių neapgalvotų pigių propagandų, žmonės jaučia, kad čia kažkas ne taip. Lietuva garsėja ne vien dėl greit augančios ekonomikos. Ji išlieka šalimi su didžiausia pajamų nelygybė Europoje, pačia didžiausia. Ir tą nelygybę dėja toliau puoselėja ir godoja. Dalis politikų pasiveria ant gražių žurnalistų ir vadinamų ekspertų kalbų ir, pavyzdžiui, atsisako tvarkyti mokesčių sistemą, o pagalba švietimui regi tolesniam taupime. Gyventojai pasakoja visokių tikrai labai pavojingų naratyvų apie pralaimėtą Lietuvą, kuri buvo ir yra Europos užkampis link. Ten jiems atrodo esą daugiau tiesos, nes jį labiau atitinka jų kasdienybę. Retorinis klausimas. Kiek prie tokios nevilties prisideda žurnalistai bei atsitiktinio klaidžiojimo būdu parinkti vadinamieji ekspertai?